Ji, lyg Keira Knightley ir Audrey Hepburn mišrūnas. Pozai pravertos lūpos, flirtuojančiai apsiblaususios akys ir mistiškai juodai baltas įšalas. Visgi nuotraukose jie atrodo gerokai labiau fuckable. Stovė štai prie durų, nuskalbtais studenčiokės džinsais ir žolė prasmirdusią striukę. Bruka šampės butelį. Neva nepatogu į svečius eiti tuščiomis. Šleptelė ant sofos ir ragina išjungti šviesą. Ne todėl, kad nori tučtojau išjodinėti laukinį žirgą. Tiesiog mano dūmų raudonis muša. Kažkaip nei šis, nei tas tokiai per pirmą pasimatymą. A ne? Pagal metus turėtų būti pirmą kursė, bet taip ir neperžengus universiteto slenksčio. Domisi indiškomis religijomis ir gėdijasi savo kūnu. Visgi dulkinasi jį nuostabiai. Organiškai besikeičiančios pozos ir 13-metės lūpų švelnumo blowjobas. Neseniai supratau, kad turi nuostabų balsą. Tokį, kuris puikiai tinka poezijai. Judesi išvarginta viešnia, įsidrasina ir ima skaityti savasias rašliavas. Paryčiais, kuomet poezijos klodai išsenka, sumeta porą užstalės dainomis tapusių folkloro eilių. Knightley, Hepburn, Mačernio ir Parulskio mišrūnas.